Kovo 15 dieną naujai suburta koalicija surengė spaudos konferenciją. Joje esamas ir galbūt būsimas Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo rinkėjams ir pažadėjo, jog nauja koalicijos programa jų tikrai nenuvils. Pasidžiaugta, kad net 7 iš 10 daugiausiai pasitikėjimų sulaukusių politikų dalyvauja koalicijoje. Naujos koalicijos sutartį pasirašė šių partijų Prienų skyriai: Lietuvos socialdemokratų, Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratai, Liberalų ir Centro bei Lietuvos socialdemokratų sąjunga. Lietuvos socialdemokratų partija atitenka savivaldybės merų ir administracijos direktoriaus pavaduotojo mero patarėjų pareigybės, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai savivaldybės merų pavaduotojo pareigybė, o Liberalų Centro sąjungai savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybė. Aišku, pirmiausia, noriu vis tiek padėkoti dar kartą visų vardų, turbūt rinkėjams, kurie balsavo už mus, pasitikėjo mumis. Manau, kad mūsų veiksmai, mūsų programa nenuvils jų. Taip, 4 partijų nariai pasirašę yra koalicijos sutartį, kurią mes pateikėm. Tos koalicijos sutartį pasirašė 13 tarybos narių. Noriu tik tai dar vieną dalyką pasakyti, kad čia aš paskaičiavau rinkimų rezultatus ir iš 10 daugiausia pasitikėjimo sulaukusių politikų 7 yra mūsų koalicijoje. Tai šitą galiu drąsiai pasakyti, tai vėlgi tai rodo, kad gyventojai pasitikėjo mūsų esamą dabar čia susirinkusią politikais ir dar kartą galėčiau tik tai pakartoti, kad manau jie ir nenuvils. Ką be šnekėsim, vis tiek šildymas viena iš opiausių mūsų problemų ir dar kartą tik galiu pasikartoti, kad nematom kol kas kitos išeities, kaip Prienuose atpiginti šilumą, tai kaip ir teigėm anksčiau, tai biokuro katilinė statyba. Taipogi pripažįstame, kad labai svarbi sritis yra ir namų renovacija, šildymo sistemų pertvarkymas, kas tikrai turėtų didelę naudą duoti. Kas liečia švietimą, tai jūs tikriausiai žinot, kad ir šioj kadencijoje nebuvo uždaroma taip masiškai ugdymo įstaigos ir buvo stengiamasi, kad išsaugot tas ugdymo įstaigas, buvo renovuojamas jos ir mes pagal programą pasižadam, kad išsaugosime išlikusį švietimo įstaigų tinklą, ypač atokesnėse kaimo vietovėse. Čia gal reikėtų dar paminėti, kad Paribio, reiškia mūsų rajono vietose, kad vaikai kažkur tai neišvažiuotų į kitus rajonus. Renovuosime mokyklas, užbaigsime Veiverių darželio rekonstrukcijos darbus. Tai per 4 metus, manau, neliks nei vienos nerenovuotos mokyklos ir jau labai mums rūpi, jau mes pradėję darbus ir lėšas savivaldybė jau įdėjus yra į Veiverių darželio rekonstrukciją. Tai per šitą kadenciją tikimės, kad jinai bus užbaigta. Veiverių krašte vaikų mažų yra daug ir jiems reikalingas darželis. Sudarysime palankias galimybės atidaryti Alytaus kolegijos filialą Prienuose. Buvo gautas toks pasiūlymas, kad galėtų būti reiškia kolegijos filialas Prienuose ir pamastėm, o kodėl ne, kad žmonės, kurie prieniečiai, galėtų arčiau ir geriau tą paslaugą gauti. Tai čia buvo galvojama apie Žiburio gimnaziją, bet paskui mes konkrečiai neprisirišom prie mokyklos, bet gali būti ir kitokių variantų. Kultūrai, kaip žinia, šiuo metu, sakykime, dėmesys lyg ir skirtas, tai turime 5 kultūros centrus veikiančius, jie visi atlieka savo funkcijas, ir be jokios abejonės to ir reikia daryti. Dirbant man ir bendraujant su žmonėmis, pastebėjome tokius trūkumus, sakykime, kad seniūnijose, kuriuose nėra kultūros centrų, ten reikalingi kažkokie tai sprendimai ir manome, kad pirmiausiai tai mes turėtumėm pradėti spręsti, galbūt ne apie
naujų centrų įkūrimą, įvedimą, bet tų zonų aptarnavimo kokybės gerinimą, tai galėtumėm kalbėti ir apie dirbančių ten specialistų kvalifikaciją. Tai aš manau, kad tai labai turi įtakos būtent tos paslaugos tiekimui. Žinoma, reikės atkreipti dėmesį ir tą dabar jau matome, kad turime problemų su socialinės paramos gavėjais, kadangi jų skaičius gan didelis ir dar jisai auga, todėl vėlgi čia turėsime daryti kažkokias tai išvadas ir galbūt ir permainas, kadangi, kaip žinote, ir paslaugos pačios pasiskirstė, tai yra socialinių paslaugų centras perėmė savo paslaugas vykdyti, socialinės paramos skyrius savo paslaugas vykdo, kaip žinia, dar yra socialiniai darbuotojai mokyklose, tad šią veiklą kažkaip koordinuoti reikėtų ir dar vien dėl to, kad į mūsų balansą pateko dar didžiulės įstaigos, tai Jiezno vaikų namai ir Prienų senelių globos namai. Tai šiuose veiklose tikrai matomai reikės daryti ne tik tai žodinius sprendimus, bet reikės ir veiksmų kažkaip suderinant juos, žinoma, su dabartinė ta veikla, kuri yra. Tikiu, kad mums pavyks iš esmės peržiūrėti sveikatingumo ir sporto politiką rajone. Pradėti ketiname nuo konkrečių darbų. Sutvarkysime Žiburio gimnazijos Ąžuolo pagrindinės mokyklos stadioną, jo bėgimo takus, aptversime šią teritoriją, užtikrinsime gyventojams geresnį sporto salių prieinamumą, pabaigsime statyti sporto areną. Sutvarkysime teniso aikštyną Prienų rajone, renovuosime, rengsime naujus sporto aikštynus seniūnijose. Remsime įvairias sporto šakas rajone, skatinsime masiškumą, propaguosime sveiką gyvenimo būdą. Aišku, tai nėra galutinis mūsų darbų sąrašas, tikiuosi, kad keičiantis situacijai sugebėsime reaguoti į įvairius veiksnius ir sąlygas, kad kuo tiksliau galėtume jausti ir pagerinti šią sritį. Skatinsime turizmo plėtrą rajone kaip vieną iš savivaldybės strateginių sričių. Lankytinų objektų infrastruktūrą pritaikysime turizmui, viešasias erdves, taikysime poreikiams, sutvarkysime Revonos parką, stadiono mikrorajono tvenkinį, Vasaros estradą, Balbieriškio parką, jame esančią Seklyčią, Veverių parką, taip pat Antano Kočingio meno mokyklos pastatą projektuosime, įrengsime dviračių takus ir tam tikimės panaudoti ES paramą. Daugiausiai, sakykime, diskusijų sukelia atliekų tvarkymo sistema. Ir siekti tobulybės čia turbūt dar yra labai daug kur. Tačiau mes savo programoje rašome, kad tobulinsime atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinsime aukštesnę atliekų surinkimo paslaugų kokybę, sudarysime gyventojams palankias sąlygas rūšiuoti atliekas ir už tai skatinsime. Aš netgi galvočiau, kad čia būtų kaip tik tikslinga pakviesti visus turinčius idėjų, kaip tai turėtų būti daroma, tiesiog tas idėjas išsakyti. Nes variantų greičiausiai čia nėra šventa karvė ta tvarka ir tų variantų galima rasti įvairių, kad ir pavyzdžiui galėtų būti kaip abonentinis mokestis plus reiškia už išvežamą kiekį. Žodžiu, diskusijų ir temų diskusijoms yra labai daug ir tai yra karšta sritis ir šitoje srityje naujoji koalicija tikrai ruošiasi daug ir vaisingai padirbėti. Dėl gyventojų saugumo, tai turbūt visi sutiksite, kad svarbiausia yra, kad būtų tamsiu paros metu apšviečiamos skverai, gatvės, takeliai. Tai šitą mes ir įsipareigojom daryti. Ir ypatingai svarbus dalykas yra stebėjimo kamerų Prienų mieste įrengimas. Tos kameros turėtų būti, kaip ir anksčiau buvo sumanyta, pajungtos į policijos pultą. Prie kamerų turėjo būti tokie turės būti pavojaus mygtukai, kad reiškia, matydamas gyventojas ar praeivis kažkokią tai netvarką aplink tą kamerą, kad galėtų tą pavojaus mygtuką aktyvuoti ir iš karto
policijos pulte matytų, kurioje vietoje vyksta negerovės ir kad mūsų policija galėtų imtis priemonių. Sveikatos priežiūros klausimų, ką reikėtų pasakyti, tai sveikatos priežiūra yra finansuojama iš ligonių kasų ir savivaldybės visas rūpestis labiau strateginis ir kaip kai kurių sveikatos priežiūros įstaigų steigėja, tai reiškia rūpintis to turto reikalais. Tai pirmiausiai mes sieksime išsaugoti visas savivaldybės slaugos ligoninės, rašome sieksime išsaugoti, nes jeigu ir reikėtų priimti šiuo klausimu kokias nors svarbius sprendimus, tai jie bus labai rimtai pasveriami. Taip pat dėl dantų protezavimų pensininkams ir invalidams ir vaikams finansavimo. Šiame biudžete buvo patvirtinta 20 000 suma, tačiau tokia bendra nuostata, kaip aš suprantu, liko peržiūrint metų bėgyje biudžetą, esant reikalui tą pinigų sumą padidinti. Kas liečia asfaltuotus kelius, kaip matom, praėjo žiema, atsivėrė duobės, todėl kad nuo temperatūrų skirtumų ir panašiai kitaip ir nebūna. Tai pagal išgales pirmiausiai su jomis reikės susitvarkyti. Kas liečia gatves, tai Prienuose irgi, kaip matėt, Kęstučio gatvės, ten labai jau duobėta lopas ant lopo ir Brunzos gatvė, kaip tik numatyta šioj kadencijoje, numatyta jas rekonstruoti, tiesiog pakloti naują asfaltą. Žinoma, taip ne vienintelės, kurios yra, tiesiog visko negalima numatyti, tačiau, kaip parodė praeiti metai, tai vienoj, tai kitoj daly jos atnaujinamos ir žinoma bus atnaujinamos. Taip panaudosim tiek savas lėšas, tiek iš ES gautas. Socialiniai reikalai jau Algis paminėjo, iš tiesų yra šiuo metu patys aktualiausi ir aštriausi savivaldybėje, nes vien tik tai socialinės paramos gavėjų skaičius, išmokamų pinigų kiekis, bedarbių skaičius, tai akivaizdžiai liudija, kad tos problemos iš tiesų yra labai aktualios ir aštrios. Ir tiek socialiniai klausimai, tiek gyventojų užimtumas yra labai tampriai tarpusavyje susiję. Kadangi čia gyventojų užimtumas, tai turime omeny, kad tie gyventojai, kurie dirba ir gauna darbo užmokestį, pajamas arba natūrą gali gauti arba pinigais. Tai čia apie tai kalba eina. Na, savivaldybės svertų, tiksliau instrumentų, kaip skatinti gyventojų užimtumą, nėra labai daug. Tačiau turime panaudoti ir tuos, kuriuos galime panaudoti. Tai visų pirma, tai skatinti ir kviesti verslininkus, kurti naujus verslus mūsų rajone, steigti naujas darbo vietas. Tai jau būtų, kaip sakyti, žingsnis į priekį ir savivaldybė turėtų padėti jiems tuos verslus steigti. Ir mes galvojame, čia aišku dar neįrašėm, bet kad reikėtų peržiūrėti tiek smulkaus ir vidutinio verslo fondo tas taisyklės, tiek žemės ūkio irgi to fondo taisyklės, kad ta parama būtų tikslinga.